Spauskime žalią mygtuką užsiregistruoti ir įveskime savo asmens duomenis. Tuomet spauskime patvirtinti. Norint atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, reikia užsipildyti kelis žingsnius. Atkreipkite dėmesį, kad 5. žingsnis atsiras tik tuo met, kai bus užpildyti 4 pirmieji žingsniai. Pradėkime. Bendroje informacijoje užpildykite apie save. Verta paminėti, kad prie adreso reikia įrašyti tokį, kurį vėliau galėsite pagrįsti dokumentu, tokiu kaip banko sąskaitos išrašas. Eikime toliau. Rekomenduojame atlikti tapatybės nustatymą su mobiliuoju telefonu. Visgi, jei jūsų kompiuteris turi kamerą, tai šį žingsnį galite atlikti ir su kompiuteriu. Prieš spaudžiant, pasiruoškite savo asmens dokumentą ir tuomet sekite instrukcijas. Užbaigus, pradėkime kliento pažinimo anketą. Pasirinkite tuos atsakymo variantus, kurie jums tinka. Užpildykite informaciją apie jūsų finansinę situaciją. Svarbu paminėti, kad nurodant savo turto kilmę, visų šaltinių procentinės dalys turi susidėti į 100%. Galiausiai, pasirinkite jums tinkamą atsakymą dėl viešųjų pareigų ir spauskite išsaugoti. Pradėkime priimtinumo klausimyną. Pasirinkite atsakymo variantus, kurie yra teisingi. Dabar jums reikės pasirinkti sąskaitos tipą. Cash sąskaita jums leis naudotis tik paprastais finansiniais instrumentais be sverto. Margin sąskaita jums leis naudotis visais instrumentais su sverto galimybe. Testą bus galima kartoti neribotą kiekį kartų. Pradėkime. Baigę testą, galėsime peržiūrėti ir pasirašyti sutartį. Jūs tai galėsite padaryti dabar, o jei turite sutuoktinį, tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikia jo sutikimo norint ateityje parduoti vertybinius popierius. Dėl to, nurodykite teisingą sutuoktinio elektroninio pašto adresą, kurio sutuoktinis artimiausiu metu gaus laišką su nuoroda pasirašyti sutartį. Paspauskime mygtuką. Peržiūrėję sutartį, žemiau lango, pažymėkite, kad susipažinote su sutartimi ir spauskite tvirtinu. Atsidarys langas, kuriame sekite instrukcijas ir užbaigę šį žingsnį, sugrįžkite į pagrindinį langą. Liko patvirtinti gyvenamąją vietą. Kai kelsite dokumentą, spauskite įkelti, tuomet uždaryti ir formos pildymas bus baigtas.